Rubrika remia knygynas Pegasas. Sveiki, čia Labas rytas ir mes tęsime darbus Lietuvos televizijos studijoje knygų apžvalga ir ją apžvelgs knygyno Pegasas konsultantė Dagnė Narvydaitė. Labas rytas. Labas rytas. Ką esate parengus šiam rytui? Atsinešiau 6 naujas knygas, tiek grožinės literatūros, tiek šiaip praktiškai naudingų knygų. Tad nieko nedelsdami ir pradėkime. Būtinai. Taigi, birželio pabaiga yra išleistuvių, mokyklų ir universitetų baigimo metas. Kiek daug svajonių, lūkesčių ir ateities planų yra siejama su šia švente. Ar visoms joms tik tai lemta išsipildyti? Būtent toks klausimas yra keliamas naujoje romantinėje Melisos Hill dramoje Niekada nesakyk niekada. Romano intriga užsimezga, kai 7 koledžą pabaigę bičiuliai nusprendžia susitikti po 5 metų ir pažiūrėti, ar viskas jiems susiklostė taip, kaip jie planavo. 5 metai praėjo, draugai susitiko ir didžioji staigmena, kad nei vienam iš jų iš tikrųjų nepavyko laikytis savo gyvenimo plano. Bet galbūt nebėgant nuo praeities, galima sugrąžinti savo ateitį į teisingas vėžes. Niekada nesakyk niekada tai istorija apie meilę, draugystę ir svajonės. Kai kurios iš jų išsipildo, kai kurios taip ir lieka mokyklos suole. Ši knyga patiks įvairaus amžiaus skaitytojams, tiems, kurie yra neabejingi jautrioms ir nuoširdžioms istorijoms. Na, o kitas šio ryto autorius yra visame pasaulyje labai populiarus Džonas Grišamas, kurio specializacija yra teisinės tematikos literatūra. Grišamas aršus teisinės sistemos kritikas, todėl nenuostabu, kad daugelio jo romanų temos yra kaltė, bausmė ir mažas žmogus stojantis prieš didelę negailestingą sistemą. Naujoji knyga Prisipažinimas taip pat ne išimtis. Romane mirties bausmės akivaizdoje atsiduria neteisingai apkaltintas žmogus. Kaip tokiais atvejais veikia sistema? Žiaurus nusikaltimas svilina policijai padus. Žiniasklaida raportuoja kiekvieną žingsnį, todėl sugauti nusikaltėlį kuo greičiau yra labai svarbu. Skubiai surinkti ir galbūt ne visai įdėmiai apdoroti įkalčiai kartais nurodo į nieko dėtą žmogų. Ir toli gražu ne kiekvienas gali atlaikyti tardymo metu patiriamą psichologinį spaudimą. Taip yra išplėšiamas prisipažinimas. O žmogui atsitokėjus jau gali būti ir per vėlu. Taigi šiame romane jūs klaidžiosite painiais teisinės sistemos keliais, lenktyniausite su laiku, siekdami gynybos advokatų darbą ir patirsite, koks iš tikrųjų yra menkas žmogus prieš galingą teisminę mašiną. Įdomus ir rimtas romanas tiems, kas negali gyventi, kai yra neteisybė. Ar reikia būti telepatu, kad galėtumėte skaityti kitų žmonių mintis? Naujoje knygoje Minčių skaitymo menas teigiama, kad ne. Iš tikrųjų supergalių jums neprireiks, nes žmonių mintys ir jausmai iš tikrųjų atsispindi jų veiduose ir kūno judesiuose. Tik tai jums reikia išmokti perprasti tuos į aplinką transliuojamus signalus. O žinodami, ką žmogus jaučia ir galvoja, jūs galėsite pakreipti jo mintis jums reikiamą linkme. Ką jūs tikrai įvertinsite, pristatydami naują idėją savo viršininkui, eidami į pasimatymą ar pokalbį dėl darbo. Na, o šios knygos autorius Henrikas Feksas taip pat labai įdomus personažas. Dar besimokydamas pradinėje mokykloje jis ėmė domėtis magija. Paauglystėje Henrikas įsivaizdavo, jog magija yra kažkas panašaus į pasąmonės įtaką, bandymą valdyti kitų žmonių tikėjimą ir veiksmus. Jis studijavo bendravimo būdus ir psichinius įgūdžius, tokius kaip NLP, neurolingvistinis programavimas, hipnozė, vaidyba, magija ir psichologija, analizavo žiniasklaidos ir reklamos įtaką. Šiandien Henrik Feksas yra vienas populiariausių savo srities dėstytojų ir daugelio knygų autorius. Kaip psichologijos iliuzionistas ir minčių skaitytojas jis turi didelę auditoriją gerbėjų ir klausytojų. Dabar jūs taip pat galite būti vieni iš jų, tik tai jums reikia išmokti minčių skaitymo meno ir švelniai manipuliuoti aplinkiniais. Na, o visame pasaulyje žinomas mitybos specialistas Patrikas Holfordas jums pristato naują optimalios mitybos Bibliją.
Iš tikrųjų, ši knyga yra labai įspūdingos apimties, jūs nustepsite, sužinoję, kiek dar nežinote apie teisingą ir sveiką mitybą. Be to, kad visiškai pakeisite savo požiūrį į maistą, jūs taip pat sužinosite, kaip veikia žmogaus kūnas, kaip detoksikuoti apnuodytą organizmą, kaip sustiprinti imunitetą ir jaustis energingiems, kaip sustabdyti senėjimą ir apsisaugoti nuo vėžinių susirgymų. Ir visa tai prasideda nuo optimalios mitybos, kuri galima drąsiai teikti ateityje, kai žmonės tikrai geriau pagalvos, ką valgo, galės prilygti ir konkuruoti netgi su tradicinė medicina. Juk ne veltui sakoma, mano kūnas, mano šventovė. Tai kodėl mes esame linkę vis dar savasias šventovės teršti. Na ir paskutinės 2 knygelės yra skirtos patiems mažiausiams. Ir sakydama patiems mažiausiams, turiu galvoj 3-4 metų vaikučius. Tai yra mano pirmoji spalvų knygelė ir mano pirmoji skaičių knygelė. Vieną štai taip aš padėsiu, kad galėtumėte apžiūrėti. Šios knygelės yra skirtos ugdyti mažiausius vaikus. Vienoje iš jų jie išmoks skaičiuoti, o kitoje, pavyzdžiui, štai toje, kurią aš laikau, mano pirmoji spalvų knygelė, jie išmoks atpažinti spalvas ir susijęti įvairius daiktus ir jų spalvingumą. Knygelės yra kartoninės, kietos, taigi net patys mažiausiai galės su jais smagiai praleisti laiką, kadangi maži vaikai, kaip žinia, mėgsta viską kišti į burną, tai su šiomis knygelėmis be jokių problemų galės tai ir padaryti. Jos yra padalintos į 2 dalis, štai galiu pavartyti ir parodyti, maždaug kaip tai atrodo. Vienoje pusėje yra užrašyta kokia rodoma spalva, kitoje pusėje yra spalva pati ir apačioje galima vartyti paveikslėlius ir susijęti su rodomomis spalvomis. Štai kaip matote, rožinė spalva ir apačioje rožinė gėlytė. Ir vaikučiai varto tos paveikslėlius ir gali be jokių problemų išmokti atpažinti spalvas su mano pirmąja spalvų knygelė ir taip pat išmokti skaičiuoti su mano pirmąja skaičių knygelė. Tai būtų viskas šiandieną. Ačiū už dėmesį. Ačiū Jums, Dagne, likite su Lietuvos televizija, dabar šiek tiek muzikos, vėliau seks žinios, po kurių mes studijoje pasitiksime užsienio reikalų ministrą Audronių Ažubalį. Viso geriausio. Rubrika remia knygynas Pegasas.